šios dienos rungtynėse. Antrąjį metimą prameta. Goranas Jurukas numuša kamuolį Dainiui Šalingai, taigi Žalgiris dabar turi dar vieną galimybę. 24-17 sužaidus minutę ir 20 sekundžių. Antrajame rungtynių kėlinyje Mamudu Ndžiajus. 2 taškai yra įskaitomi ir dar baudos metimą mes Mamudu Ndžiajus. Na, atrodo, kad kol kas šis krepšininkas ne tik kad pateisina, bet gal net ir pranoksta šiek tiek viltis ir pamąstymus apie tai, ko galima tikėtis iš krepšininko, ką tik prisijungusio prie komandos, ką tik debiutavusio Eurolygos varžybose, bet kuriuo atveju dabar jis yra labai svarbus ir reikalingas Kauno Žalgirio komandos ginklas ir turint omenyje tai, kad Madrido Realo komandoje, kaip jau minėjom, nėra Lazaro Papadopoulo, tai yra aukščiausio Realo vidurio puolėjo, kurio ūgis 2,10 m. Žalgiriui galima pamėginti pralaužti varžovų gynybą būtent baudos aikštelėje. Pražanga dar prieš šį metimą. Kelia į ranką, kelia viršų sužeista ranka Markas Popovičius. Na, Marko Popovičiaus taip pat šiandien reikia to, kuris patikimai šaudo iš toli ir dalina tiksliai kamuolį savo komandos draugams, jo labiau, kad Markusas Braunas kol kas buvo visiškai pritemdytas per pirmasias 10 šios dienos rungtynių minučių. Čarlzas Smitas. Prieš jį Goranas Jurukas. Greitas ir staigus Čarlzas Smitas. Ir 5 sekundės Realo atakai. Smito metimas iš 3 taškų zonos nepataiko jis, tačiau vėl labai sėkmingai atrodė besigynė. Kauno Žalgirio krepšininkai palieka kamuolį savo varžovams, palieka antrąją galimybę ir tik tai dabar pavyksta apsiginti. Šansas greitai atakai. Popovičius niekur neskuba, matydamas, jog varžovai suspėjo sugrįžti ir ko gero tai yra pats racionaliausias sprendimas iš visų įmanomų. Mantas Kalnietis, Marko Popovičius, Jurukas suklaidino savo varžovą. Šalinga iš 3 taškų zonos. Netaiklus Šalingos metimas. Goranui Jurukui kamuolio pasiekti nepavyksta. 24-20. 2,5 minutės sužaistos šiame kėlinyje. Madrido Realas per šias minutės yra pelnęs kol kas tik tai 2 taškus. Čarlzas Smitas, dar vienas netaiklus jo metimas. Ir taip gerokai pavargę Kauno Žalgirio krepšininkai atsikovoja šį kamuolį. Rizikingas ir netikslus Marko Popovičiaus perdavimas. Ir Žalgirio krepšininkams tenka grįžti į gynybą. Perdavimas gal ir nebuvo blogas. Čia buvo labai rizikingas. Priešingų atveju kamuolį būtų pagavęs Čarlzas Smitas. Kita vertus, galbūt ir nereikėjo apskritai dabar siųsti kamuolio Mantui Kalniečiui. Grįžta į aikštelę Jonas Mačiulis. Grįžta į aikštelę ir Dežuanas Kolinsas. Na, Rimantas Grigas mato rotaciją savo varžovo gretose ir greičiausiai bando taip pat išlaikyti Žalgirio komandos lyderius kiek įmanoma šviežesnius. 2 aikštės šeimininkų taškai. Dežuanas Kolinsas grįžo į aikštę, grįžo į ją ir Paulius Jankūnas. Jonas Mačiulis po krepšio. Ir taiklus Jono Mačiulio metimas. Jonas Mačiulis yra rezultatyviausias Kauno Žalgirio krepšininkas kol kas. Jau 9 taškai ir Jonas Mačiulis beje buvo rezultatyviausias ir paskutiniame Eurolygos mače Vitorijoje. Perima kamuolį Markas Popovičius, šansas greitai atakai. Dežuanas Kolinsas laukia perdavimo, jį gauna, tačiau nepavyksta pelnyti taškų ir tik tai 2 baudos metimus teks mesti Dežuanui Kolinsui, krepšininkui, kuris ir toliau išlieka atiduodančių daugiausia rezultatyvių perdavimų Eurolygoje šį sezoną. Mikalis Pelekanos sėdasi ant suolo, grįžta į aikštę Aleksas Mumbrų. Pelekano pražanga čia ir Dežuanas Kolinsas. Šiandien jau pataikęs 2 baudos metimus. Kol kas būtent taip ir renka šios dienos rungtynėse savo taškus. Ir dabar abu baudų metimai taiklus. Arnas Plaza nuo 2000 metų pradėjo net ne vyriausiojo trenerio karjerą, bet aukščiausio lygio klube, tai yra Badalonos Juventudo komandoje. Ir 2005 metais persikėlė į Madrido Realą. Tiesa, ir tada jis buvo Božidaro Malkovičiaus asistentu iki 2006. Na, o dabar Madrido Realas vadovaujamas
Juano Plazos rungtyniauja taip sėkmingai, taip patikimai ir taip gerai, kad šis klubas siūlo pratęsti kontraktą pakankamai ilgam laikui, norėdamas išsaugoti šį trenerį. Ir visiškai skirtinga situacija amžinų varžovų stovykloje. Šiandien paskelbta, jog Barcelona atleido Duško Ivanovičių iš vyriausiojo trenerio pareigų. Tai viena iš svarbesnių šio vakaro naujienų paskelbta dar prieš Barcelonos rungtynes ir prieš visus kitus susitikimus. Damiras Markota taip pat aikštelėje, taigi Žalgiris įveda ir antrąjį debiutantą į žaidimą. Ir dabar Pauliaus Jankūno 2 taškai. Paulius Jankūnas įkrovė kamuolį iš viršaus pačioje rungtynių pradžioje, dabar jo 2 taškis lygina rezultatą, o Luisas Balakas prasižengia prieš Marką Popovičių, kuris sužaidžia dabar labai gudriai. Luisas Balakas. Vienas iš aktyviausių savo komandoje buvo pirmojo kėlinio metu, yra pelnęs 7 taškus. Žalgiris turi šansą išsiveržti į priekį. Popovičius iš 3 taškų zonos. Na štai toks dvigubas Marko Popovičiaus darbas. Pirmasis gynyboje, antrasis puolime ir po Popo 3 taškio Kauno Žalgirio komanda priekyje 29-26 įpusėjus antrojo ketvirčio laikui. Aleksas Mumbrų. Ir Alanas Balakas, Damiras Markota. Dabar prieš jį. Reikia visada būti prie pat Luiso Balako. Pamiršo, atrodo, tai Damiras Markota ir iš karto už tai yra nubausta Kauno Žalgirio komanda. Taiklus Luiso Balako atsakymas. Antrasis tritaškis iš 3 bandymų šiandien. Rezultatas vėl lygus. Popovičius. Dabar Žalgiris rungtyniauja tokiu mažesniu ir mobilesnių penketų. Nėra nei Aurelijaus Žukausko, nei Mamudų Džiajaus. Užtat yra Paulius Jankūnas, kuris gali pataikyti ir iš čia. Tačiau šį kartą jo metimas skrieja pro šalį. Ir vėl tas žaidimas, kuris nekelia jokių gerų minčių Rimantui Grygui. Greitos Madrido Realo komandos atakos labai pradėjo aikštės šeimininkams susikrauti pranašumą per pirmąjį rungtynių kėlinį. Ir dabar įspūdingai užbaigė šią ataką Hervelė. Ore iš sudėtingos situacijos sugebėdamas nukreipti kamuolį į Žalgirio krepšį. Dabar išmuštas kamuolys iš Popovičiaus rankų. Ir gerai, kad bent jau nepataiko Aleksas Mumbrų dabar. 2 baudos metimai ir pražanga Jonui Mačiuliui. Tik tai Jonas Mačiulis dabar suspėjo grįžti į gynybą po Marko Popovičiaus klaidos. Pyksta dabar greičiausiai ant teisėjo Jonas Mačiulis ir iš tikrųjų turbūt yra pagrindo dėl to, kad dabar stovėjo, taip šoktelėjo į viršų, net nuleidęs rankas. Ir net panašu, jog nebuvo jokio kontakto tarp Jono Mačiulio ir Alekso Mumbrų, tačiau ispanas prie baudų metimų linijos. Na, teisėjo palankumo. Žaidžiant Madride, žaidžiant su būsimaisiais finalinio ketvirto šeimininkais, teisėjai tikėtis sudėtinga. Sumeta Aleksas Mumbrų baudų metimus. Šiandien jis pataikė 4 iš 6. Damiro Markotos pasirodymo atrodo Žalgirio treneriai neliko patenkinti. Sodina ant suolo kroatą jie dabar. Ir grįžo į aikštę Mamudų Džiajus, grįžo į aikštę ir Markusas Braunas. Dvi sekundės reikia atakuoti. Kas? Pražanga Luisui Balakui. Antroji pražanga Luisui Balakui ir tai reiškia 2 baudos metimus į Madrido Realo krepšį. Dežanas Kolinsas, vienas iš patikimesnių pagal šį žaidimo elementą prie baudų metimų linijos. Taiklus ir 5. iš eilės jo baudos metimas. Dežano Kolinso vidurkiai 11 taškų, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 atkovoti kamuoliai ir 1,5 perimto kamuolio per rungtynes. Ir, kaip sako Rimantas Grigas, auksinis tai yra žmogus dėl to, kad galvoja ne tik apie puolimą, bet ir dirba nuo pradžios iki galo gynyboje. Na, o jūsų ekranuose skirtingas 2 taškų pataikymo procentas ir viena iš svarbiausių priežasčių leidžiančių Žalgiriui būti labai arti aikštės šeimininkų. Viso labo tik tai 2 taškų skirtumų.